Kiekvienais metais šimtai Lietuvos žaidimų kūrėjų susirenka į vieną vietą ir pagal bendrą temą bando sukurti žaidimą per 48 valandas. Kaip ir praeitais metais nusprendėme sudalyvauti Lietuvos Game Jam'e ir pabandyti sukurti patį baisiausią siaubo žaidimą. Groji nervais ir sekundom savo norų minioje. Game Jam'o pradžią visada pažymi įžanginė kalba ir temos atskleidimas, o šių metų tema buvo kaukė. Sužinoję temą gavome valandą laiko pasiskirstimui komandomis ir idėjos sugalvojimui. Gerai, imkis iniciatyvos. Galiu eit pradėti kažką. Nuplėšk lapelį ir einam, netrukdom Arvidui. Žmogus. Ir vietą, ir tušinuką. Jaučiuosi kaip kine. Manau, kad tikrai bus idėja, kad imi kaukę, gauni kažkokį special galę, gauni. Taip šokio nedarom. Tavo darbas šitam prezenteriui duoti temas, kurias šnekėti. Ir tam parduodi kaukę, jeigu tu parduodi gerą, tai atgauni pinigus, jeigu ne, tai Visada yra labai sudėtinga sugalvoti, kaip tiksliai atrodys žaidimas per 1 valandą. Todėl, kaip visada, pristatėme abstrakčiausią temą pasaulyje. For now the concept is pretty vague and we don't know what actually you will be doing there. Pagrindinė mūsų idėja buvo sukurti labiau vizualais paremtą pabėgimo kambario temos žaidimą, bet su kiekviena tolimesnė idėja žaidimas darėsi vis tamsesnis ir artėjo link siaubo tematikos. Na bet turėdami temą ir komandą, pagaliau galėjome pradėti kurti savo žaidimą. Jaučiuosi kaip kine. Sukrentama guma. Už Game Jam'ą. Sveiki visi! Čia jūsų vyrukas Pijus. Vėl susirinkome į sunkiausią tikriausiai metų renginį. Pasiruošę nemiegoti esame, pasiruošę daug dirbti ir labai pavargti ir sukurti geriausią žaidimą. Tai šį kartą esame truputį pasikeitusios sudėties, įvyko infliacija ir sumažėjo mūsų komandos, nuo praeitais metais buvo 8, kas buvo galbūt šiek tiek per daug. Šiais metais esame 4, komandoje turim 2 programuotojus, 2 3D modeliuotojus, taip pat turime šalia kelias dar komandas, Arvydas šiais metais dalyvauja vienas. Viena buvo idėja, kad šiais metais galbūt reikia protingiau dalyvauti Game Jam'e, tai reiškia, kad anksčiau nueiti miegoti, jaustis geriau kitas dienas, bet žiūrėsim, kaip čia seksis. Kipsime į darbus, pirmą dieną tai reikia išnaudoti, kol dar yra energijos, nes kaip praktika rodo, viskas bus tik blogiau. Kalbant apie šilumą ir vėsumą, pažiūrėkite Luką su Aidu. Panašu, kad išeina. Arvydai, tu išeini? galimai namie biškį pabėsiu. Aidas išeina. O Lukas lieka? Jaučiuosi kaip kine. Pirma diena dažniausiai būna mažiau produktyvi, nes yra labai daug neaiškumų, kaip pats žaidimas turi atrodyti ir reikia pradėti dirbti su visiškai tuščiu projektu. Bet nepaisant visų šitų dalykų, dienos pabaigoje jau turėjome pagrindinį kambarį, judėjimo ir sąveikavimo su aplinka logiką. Turime laukia -17, turime 8 valandas 50 minučių ir prasideda antroji diena. Labą rytą. Čia vat yra šventasis gralis, angliavandeniai, akių lašiukai, šiaip galėtų akių lašiukai remti Game Jam'us ir koks nors gėrimas. Geriausia būtų energetinis, bet šį kartą tiesiog bus vitaminų vanduo. Šiandien reikės žymiai daugiau darbo padaryti. Vakar neblogai pasistumėjome, bet dabar turime tik tais 3,5 valandos miego, kas gali truputį pakišti koją, bet bandysime. Pirmasis.
Turim dar vieną. Coming on to the light of day, we got many moons that are deep at play, so I keep an eye on the shadow smile to see what it has to say. O jo vardą reiks pakeisti iš Roger į Cameron. Kur buvai? Nejuokinga. Kaip solo developeris daug leidus. Bent jau nekenkiu savo komandai, žinai, kitiems žmonėms. Tinto parvados prizus. Ačiū. Antroji diena ir vėl reikėtų pristatyti, kas šį savaitgalį yra mūsų komandoje. Tai kaip ir praeitais metais turime Mykolą. Kaip galima būtų labai trumpai apibūdinti pačią žaidimo idėją ir kokie būtų esminiai momentai? Tai mūsų žaidimas iš esmės toks tamsios tematikos detektyvas. Mūsų pagrindinis veikėjas ir bus detektyvas, kuris ateina į žudiko namą ieškodamas tokių įkalčių, kurie susietų jį su nusikaltimu. Galų gale randa didžiausią įkaltį. Tuo pačiu metu, kai jis atranda, susitinka akis į akį, nes žudikas grįžta namo. Tai ir turime realiai tik 2 rankas. Nes... O kodėl neturim viso veikėjo? Nusprendėm, kad mums nereikės rodyti, vis tiek tai yra pirmo asmens žaidimas, tai viskas matysis iš veikėjo akių. Turim porą valdiklių, kur juos judinant juda visa ranka. Galima ginklą atskirai valdyti, galima pirštus sukinėti, lankstyti ir panašiai. Finalinis spėjimas, iki kiek valandų nakties šiandien sėdėsim? Na, aš sakyčiau, jeigu mes vakar iki 2 maždaug, tai šiandien 4 kaip nieko. Pizza time. We take 2 boxes. 2 pizzas, labai gerai. Solo geriau dirbti, nes gauni vienas visą pizzą kaip komanda, mes ant 4 2. Turime antrąjį komandos developerį Gintarą ir šiek tiek pasiskirstėme, kaip atrodė logiškiau mums daryti sistemas, tai aš labiau nuėjau prie itemų, o Gintaras apsėmė daryti pačio žaidėjo kontroliavimą ir taip pat garsų ir muzikos sistemą. Tai kiek sunku apskritai yra parašyti garsų sistemą game jam'o metu kuo greičiau? Aš tai neilgai užtrukau, bet tik dėl to, kad susidūręs su tuo, man užtruko gal pusvalandis pasirašyti. Jeigu nėra su tuo kažką darę, tai gali ir verta įsikelt kažką tiesiog. Tai aš labai gerai atsimenu praeitais metais per game jam'ą. Bandysim nepadaryti tos pačios klaidos, nes mes turėjome garsų sistemą, bet visam žaidime turėjome lygiai vieną garsą. Tai kaip manai, ko nespėsim padaryti, kokio featureso ir ką spėsim padaryti? Tikriausiai nespėsim pasidaryti, kad kiekvieną itemą matytume, kaip su rankom keliam. Aha, kad pavartai. Jo, tai pavartymą gal ir spėtume, manau. Daug kas daugtino, bet manau pavyks, kad galėtume random daiktus tiesiog pakelt, apžiūrėti, nors jie nieko nedaro. Progresas vyksta, viskas gerai. Neužilgo eisim pasikalbėti su mūsų interjero dizaineriu Evaldu. Toks namukas, čia durys užrakintos, neatsidaro, nes reikia rakto. Ateini, raktas. Labai tiksliai reikia paimti. Sėmi raktą. O bus kažkoks baubokas ar viskas tik tai suspense? Čia yra first person shooteris iš tikrųjų. Čia reikia šaudyti. Gerai, tada einu pas Gintarą. Kodėl pas Gintarą? Kodėl pasisakė su ginklu kažką? Shooteris Gintaro. Na ir koks čia būtų game jam'as be sunkiai paaiškinamų klaidų ir bugų. Komandos atstovas, su kuriuo dar nekalbėjom šiandien, mūsų interjero dizaineris žmogus, kuris visą dieną šiandien žaidė Simsus. Tai šiaip sudėliojau visą namą, dar matau, kad trūksta augalų, bet bandžiau 80-ųjų tokį vaibą vidutinio amžiaus viengungio namą padaryti, kad turi spintų, turi lovą, bet daiktų labai mažai, vieną džempą. Ir tada yra laiptai į 2 aukštą, yra palėpė su labai stambiais mediniais poliais ir rėmais, kaip čia pasakyti. Kočiolka namų. Jisai kočiokas yra. Šiaip tai dar trūksta iš tikrųjų itemų, bet nieko nepadarysim. Ar buvo sunku žaisti visą dieną Simsus, ar jau atsibodo ir nori kitą darbą? Biškai atsibodo jau. Norėjau paanimuoti, bet atidaviau Mykolui, nes reikėjo dar padėlioti biškai. Tai ačiū už pareigą tėvynei, kad sudėlioji visą interjerą dizainą.
Čia pagal savo namų dizainą. Palėpiai, kačialka, kamta. Šalituvė kūnas pagal namų dizainą. Pabaigus dėlioti interjerą, buvo galima pradėti kurti aplinkos atmosferą, pasinaudojant specialiaisiais efektais ir šviesos šaltiniais. Test when the motherfucker sees I'm jumping off stage like Assassin's Creed. Oh my god. Look at that ass on my god. Košmaras, Kas? Košmaras. Šiurpas eina, ne? Pažiūrėk. Visi taip kėdės sudeda, ne? Čia viena didelė kėdė. Ne, čia kai sumauni vieną kitą. Viskas kaip ėjosi gerai, tačiau netikėtai atėjo supratimas, kad mums liko 30 minučių sukurti ir įkelti savo žaidimo screenshotą į Game Jam'o Discordą, kad galėtume dalyvauti screenshoto konkurse. Kodas raudonas, turim 30 minučių padaryti screenshotą. Čia fogo, čia vis tiek nematau. Dabar jis kažkur dingo. Shit is all good as weed. Test when the motherfucker sees I'm jumping off stage like Assassin's Creed. Oh my god. Eina, savo spėjom. Gem. Okay. Reiškia. Tai man kažkodėl man buvo išteina priminė. Ne, čia gal perkūrinėja kažkaip nors šitą, kaip jis Remedy Entertainment. Apie detektyvą tas žinomas, kaip jis užkrito man. Galvoju padaryti liuksą, kad tipo jeigu teisingai. Ir nueina, bet gali būti kartais random, kad pys tokį padarysi, pabėgs. Pabėgimas toks turi būti. Vienas freimas taip, kitas taip, vienas taip. Jo. Turime 8 valandas 8 minutės. Jau pavalgėme, nusipirkome naujo nesveiko gėrimo. Ir dabar planas bus sudėti jau žaidimą, kaip jis plius minus turėtų atrodyti. Kad iki 3 maždaug 2 nakties turėtume jau bent jau žaidimą kažkokioj versijoje, stadijoje, kurį galima būtų pražaisti nuo pradžios iki pabaigos. Toks planas, laukia ilga naktis. In this gothic underground city, we all sin. If I bring a couple rounds with me, then we all win. I came back and brought the crown with me. The kings can't break your nexus and your neck, cause everybody's on your head. I just like kick your butt, go run them up, then paint my nails. Never learned to raise my hand, was too busy raising hell. Everything I know I am, you should go and save yourself. Thought you had my number, huh? Congratulations, played yourself. Jis kai nešioja. Nevatai. Kai vieną matai atsirandi, tau iš karto užlokina realiai šitą. Dar valandą padirbėsim, vos smegenis veikia, bet reikia pabaigti dar kelis dalykus. Arvydai, iki kada būsi šiandien? Mano buvo viena iš tėvų, gal lik čia apskritai net nevaryt namo šiandien, bet nežinau, ar mano nuosėla gali šitą ištverti. Vos užsivedė mašina. Radio ekranas tiesiog stringa, nes skystieji kristalai prišalė. Sėkmingai išgyvenę antrąją dieną jau turėjome iš dalies veikiantį žaidimą, kuriam dar trūko labai daug funkcijų. Tačiau pati žaidimo išvaizda ir atmosfera po truputį pradėjo artėti link galutinio žaidimo vaizdo. Sveiki atvykę į paskutinę Game Jam'o dieną. Pavyko šiaip netaip atsišildyti mašiną ir atvažiuoti. Vakar nuėjau miegoti maždaug 6 ryto. Energija jau po truputį senka ir panašu, kad aš šiandien būsiu paskutinis iš savo komandos atvažiavęs į patalpas, bet reikia pabaigti žaidimą, kad pabaigtume laukia siaubingai daug darbo ir labai mažai laiko. Labas rytas. Kaip situacija? Priek visi arčiau. Ai, koks veidas. Dar truputį papolišinus, tai visai properly creepy gali būti. Oh my god, liko 10 minučių, ne? Jis tvartas ir sodas miestiečių akims, jis duoda tau viską, jisai yra tims, kadras jis uždegės, kartoje velnio.
pušinu viską, galiu bilti. Įsijungia flashlightas. Max 100 megų, pas mane 98. Jis valdo New Yorką ir plungę, jis vandenį karštą atjungia. Jei jį suprastum, tai išsigastum, vienu metu jis per 1000 Kas? Tai jau? visko ten rastum. Čia visi kaip vienuliai. Gintarai. Skaudėjo to. During this part, we're gonna take a look at what amazing games we've come up with. We have two numbers, 6 and 7. Taip, ar visai tavo traileris? Čia gal ne mano, aišku, aš žinai. Nežinau, man atrodo, kad tavo. Kas čia tokį trailerį? Wow! Kas čia tokį gerą trailerį sukūrė? Galėjo nemas. Ir jūsų bus. Toks speedrunas. Tai jūs 6 ir 7 bus. Čipolinas. Trailerio peržiūra baigta, einam greitai building žaidimo ir pagaliau galėsime duoti žmonėm pažaisti žaidimą. Jau AZD, nu tavo virtuviai paliktas raktas su ant lentelės pjaustumo. Jau pasiėmiau raktus, numečiau ant lentelės. Kaip manai, kas laimės? Brigita ar Mykolas? Mykolas? Nors ir labai pavargome, buvo tikrai įdomu pabandyti sujungti savo jėgas ir įgūdžius, kad sukurtume kažką unikalaus. Didelis ačiū komandai, renginio organizatoriams, dalyviams ir šio video žiūrovams. Na, dabar pailsėkime ir susitiksime kitais metais. Čia mano kaltė. Čia tu? Jo. Čia įsiregis? Netyčia. Pamiršau ištrinti. Nebūna netyčia.